Šiandien žiniose. Panevėžio Energijoje lankėsi europarlamentaras Zigmantas Balčytis. Mokesčių inspekcijai laiku pateikti teisingi duomenys lems sklandų deklaravimo procesą. Kraštotyros muziejuje Valentino Ylos tapybos darbų paroda. Šiandien akcinėje bendrovėje Panevėžio Energija lankėsi europarlamentaras Zigmantas Balčytis, kuris Europos parlamente dirba energetikos komitete. Apžiūrėjęs termofikacinę elektrinę, Balčytis džiaugiasi, kad Panevėžys sugebėjo efektyviomis sąnaudomis pasistatyti tvarkingą, neteršiančią aplinkos elektrinę. Mano tikslas yra šiek tiek paaiškinti, kad tai, kas yra dabar įvykę Europos strategijoje, kad Lietuva irgi planuoja būti prijungta prie vakarų Europos sistemos, tai yra, kad mes kiekvienas iš čia, tiek Panevėžyje, tiek Vilniuje ir visur kitur, ateityje po keletos metų, aš taip galvoju, po 5-7 metų, turėsim galimybę pasirinkti. Taip kaip aš šiandieną turiu Briuselėje pasirinkimą. Pas mane elektros pardavėjų yra 12 ir aš per 1 minutę galiu užpildyti internetinį pasiūlymą ir aš galiu keisti elektros pardavėją priklausomai nuo mano noro ir kainos. O dujų pardavėjų Briuselėje yra 13. Ir kiekvieną iš jų aš galiu pasirinkti pats asmeniškai. Tai va, aš irgi noriu tikėtis, kad mes kartu su Lietuvos politikais, kurie yra dabar, kurie ateis ateityje į politiką, kartu galėsime sukurti ir Lietuvai tokią galimybę, o tai reiškia, kad kiekvienas iš mūsų pirksime energetiką konkurencingom kainom. Ko dabar nėra šiandieną ir mes mokam jau praktiškai už dujas 15% daugiau. Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto narys Povilas Vadopalas priduria, kad Panevėžio Energija savivaldybei padeda vykdyti dar 2009 metais Briuselyje pasirašytą merų paktą, kuriuo įsipareigojo mažinti anglies dvideginio išmetimą į aplinką. Įsipareigojimas toks, kad iki 2020 metų mūsų savivaldybė ir visos kitos ES savivaldybės įsipareigoja sumažinti CO2 išmetimą į aplinką 20%. Įsipareigoja 20% pagaminti elektros energijos ir išvis šilumos iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Ir 20% efektyviau panaudoti šilumą elektros energiją. Tai labai džiugu, nes pas mus dabar yra pastatyta šita elektrinė, kurios naudingumo koeficientas ir šiandien siekia 86%. Tai pasaulyje maža tokių elektrinių, kad siektų 86%. Ir sutaupo kuro, labai daug sutaupo. Tai reiškia, mes labai gerą darbą atliekame. Toliau, ką galima pasakyti apie panaudojimą energijos. Panevėžio miestas geriausiai vykdo daugiabučių namų renovacijos planą. Daugiausia namų yra renovuota Panevėžyje. Ir ką daugiau mes darome? Panevėžio Energija vėlgi montuoja jau katilą, kuris bus kūrenamas biokuro. Taigi visi šitie 3 mūsų įsipareigojimai yra vykdomi ir kiek dabar žinau, geriausiai net Europos Sąjungoje, ne tik Lietuvoje. Europos merų paktą yra pasirašiusios 7 Lietuvos savivaldybės. Tikrai yra geros žinios, džiugu, kad mums taip gerai sekasi. Šiuo metu akcinė bendrovė Panevėžio Energija yra nusprendusi modernizuoti Panevėžio katilinę, sudarant sąlygas keisti naudojamą kurą į biokurą. Modernizuojant katilinę esančią Pušaloto gatvėje, vietoj seno garo katilo bus pastatyti 2 nauji 16 MW bendros galios garo katilai, 4 MW galios kondensacinis ekonomaizeris, įrengta dengta biokuro išpilimo ir sandėliavimo aikštelė bei kita reikalinga infrastruktūra. Pastačius naujus katilus katilinėje sumažės mazuto, gamtinių dujų poreikis, šilumos energijos gamybos savikaina, išmetamų teršalų kiekis į aplinką. Jeigu taip pasakyti iš tikrųjų, kas liečia aplinkos taršą, tai čia labai svarbus tas projektas, kadangi tai yra vietinis kuras, būtent biokuras, kuris, reiškia, ypatingai turi didelę reikšmę, tai būtent į šiltnamio efektą sukeliančias dujas, būtent į CO2 sumažinimą, tai labai ženklus sumažėjimas ir, aišku, tas bus gamtosauginių požiūrių tikrai labai efektyvu, o visi šitie dalykai, tai būtent biokuro panaudojimas, tai ir leidžia Panevėžio Energijai būtent išlaikyti, būtent nedidint tos kainos šilumos, o būtent stengtis ją kaip galima išlaikyti ir sumažinti.
Projektui įgyvendinti iš ES sanglaudos fondo skirta iki 9,5 milijono litų parama. Projekto bendra investicijų suma sudarys virš 18 milijonų litų. Likusią reikiamą projekto įgyvendinimui sumą investuos akcinė bendrovė Panevėžio energija. Projektas bus vykdomas 2010–2012 metais. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad baigėsi mokestiniai metai ir artėja laikas, kai gyventojai pradės deklaruoti pajamas už 2010 metus. Tačiau, kad pajamų deklaravimas vyktų sklandžiai, įmonės valstybiniai mokesčių inspekcijai privalo laiku pateikti nustatytų formų deklaracijas apie gyventojams išmokėtas išmokas. Iki šių metų vasario 1 dienos privaloma pateikti apie gyventojams išmokėtas B klasės išmokas, deklaracijos forma FR0471, o darbdaviai apie išmokėtas A klasės išmokas gyventojams deklaracijas turėtų pateikti iki šių metų vasario 15 dienos, deklaracijos forma FR0573. Taip pat iki vasario 15 dienos valstybiniai mokesčių inspekcijai nustatytų formų deklaracijas turi pateikti bankai, gyvybės draudimo bendrovės, aukštojo mokslo įstaigos, nes ši informacija aktuali gyventojams, kurie patirtoms išlaidoms taikys pajamų mokesčio lengvatą. Remiantis mokesčių inspekcijai pateiktais duomenimis apie išmokas gyventojams ar jų patirtas išlaidas praėjusiais metais bus formuojamos preliminarios deklaracijos. Todėl labai svarbu, kad įmonės laiku pateiktų teisingus duomenis, nes nuo to priklauso sklandus gyventojų pajamų mokesčio deklaravimas. Jei įmonė pateiks neteisingą informaciją, nukentės gyventojas, kuris gaiš laiką, aiškinsis dėl duomenų teisingumo, gali užtrukti ilgiau laiko grąžinantis permokėtą pajamų mokestį. Noriu informuoti, kad gyventojai kovo mėnesio pradžioje prisijungė prie elektroninės deklaravimo sistemos ir pamatė suformuotą pažymą apie per 2010 metus gautas pajamas bei patirtas išlaidas, suformuotą preliminarią deklaraciją, patys bandytų, atsižvelgiant į elektroninės deklaravimo sistemos patobulinimo privalumus, pateikti deklaraciją valstybinei mokesčių inspekcijai. Prie elektroninės deklaravimo sistemos galima jungtis per internetinę bankininkystę ar per išorinės sistemas, naudojant valstybinės mokesčių inspekcijos suteiktą prisijungimo vardą ir slaptažodį. Šiandien Panevėžio kraštotyros muziejuje atidaryta menininko Valentino Ylos tapybos darbų paroda Pajūrio peizažai. Parodoje pristatomi darbai yra tapyti plenerų Nidoje metu arba menininko studijoje atgaivinti šių plenerų įspūdžiai. Išliaužė tapo visas kopas ir reiškia išsimaudyta lietuje netgi tapant etiudus gamtoje, vadinamus plenerinius darbus, tai ir šioje parodoje bus daugiau kaip pusė darbų pleneriniai. Kadangi žiema tokia gana bjauri, įkyrėjusi visiems, tai pamaniau, kad reiškia vasarinis pajūris arba rudeninis pajūris, kol dar jisai toks malonus ir šiltas, visai nepamaišytų Panevėžyje praskaidrint nuotaiką. Parodos autorius, tapantis švelnius gamtos peizažus, portretus, siurrealistinius siužetus, yra kariškis, tačiau, kaip pats teigia, ši profesija jam netrukdo užsiimti tapybą, netgi atvirkščiai, ji padeda jam atstatyti dvasinę pusiausvyrą. Kaip bežiūrėtume, reiškia, tą garbingą pareigą vis tiek kariškio gyvenime, reiškia, kariškio veikloje, nėra daug demokratijos, nėra daug, sakykime, to švelnumo ir gerumo, kaip mes jau besistengtumėm. Tai spalvų pasaulis, atspalvių pasaulis, reiškia, savo duoda. Ir jeigu pastebėt, pas mane tapyboje dominuoja gamta. Valentino Ylos tapybos darbų paroda Pajūrio peizažai Panevėžio kraštotyros muziejuje veiks iki vasario 28 dienos.